Right 8 crest and right 6 narrow. 80. Left 8 keep jump 50, left 2 fast. 80. Left 4 free, cut narrow. Left crest 60. Brake, right 5 cut. 60. Left crest plus right 5. Left 7 keep. Left jump 60. Right 8 80. Left 8 8. Crest plus left 8 over crest. 80, praplina kairė 0, 100, dešinė praplina kairė 0, kairė 0, praplina geriau 300 matai. Praplina kairė 1, 170. Sveiki bičiuliai, sveikiname su jumis iš Utenos, iš paskutinio Lietuvos ralio čempionato etapo. Šiandien bus sudėti visi taškai ant I, aišku, absoliutus nugalėtojas Martynas Samsonas jau aiškus buvo po 5-ojo etapo. O šiandieną buvo tikrai smagi diena, labai turėjom tokių aksesų, didelių šuolių, ko pasekoje ir gedimų, lūžių. Galiniai važiuokliai kairiai pusėje sulūžo ir apatinė ir viršutinė šakės. Dabar po 4 greičio ruožo grįžom greičių dėžės auselės nulūžusios abidvi, tai bandom susitvarkyti ir važiuosim į miestinį greičio ruožą. Taip kad žiūrėkite, bus tikrai gerų kadrų ir toliau. Left 5 minus don't. 60. Left too long over crest, don't. 50. Left 130. Right 5, keep don't. Crest 150. Right 5, don't. 120. Right 5 plus don't. I love these Lithuanian stages. It's much up and downs, and it's tighter and more narrow than I have done before. So I love it, and I want to do more of them. I started off with cross karts when I was about 6 years old, and later in my career I met event management who have helped me throughout the last 4 years, I think. And together we have driven cross kart and taken gold medals together, and now we want to try rally, and that's our mission. And our mission is for sure to be a world champion in the rally. And here in the Baltics is a very good place to start, and a good move for us, I think.
WRC next year? Nah, probably not, but in 2-3 years, yes. 5. 120. Kairė 3-4 plius, 150. Dešinė 1, 200. Kairė 2. 120. Dešinė 4, 5, ilgas. Tramplinas ir kairė 3, ilgas, 4 plius, 50. Dešinė 4 plius, 60. Dešinė 1, 50, kairė 4, 200. Pradėjom linksmai, šiandien turėjom nuotykių, buvom atsigulę ant šono, nukirtom labai didelę kalėdinę eglę, tai susigadinom rezultatą, nuotaiką, bet technika nenukentėjo, galima važiuoti. Dabar po serviso bandysim atsigriebti kai kurias prarastas pozicijas ir baigti dieną linksmai. Sezono pradžia buvo visai gera, turėjom porą ralių techninių bėdų, šį ralį džiaugiamės, norėtumėm baigti tokioj pozicijoje, kokioje esam čempionate, antri, kad būtumėm savo klasį. Big jump dešinė, 40, kairys 1, 40, tramplin cam, dešinys 3 minus keep, kairys 3 plus, 100 pam, dešinys 2, 60 plus, šiam, kairys 1 plus, dešinys 2 ilgas, 2 plus per trampliną, 103. Kairys 1, 40, dešinys 3 plus per trampliną, ilgas. 30, kairys 1, 50, dešinys 3 plus, 40, stop. Kairys 3, 30, dešinys 5 plus. Kairys 0, 100 pam. Labai gražiai, oi kaip gerai. Nu koks tu šaunuolis esi ant to dešinio, 5 plus. Koks tu paladėts esi. Mane taip pradžiuginai. Dar aš nežinau, ar esi taip pradžiuginęs. Unus, santus, monus, amenus, karis, putus. Ave. Va taip aš jaučiaus po to posėdžio. Galvoju, nesustoja. Tas, kur visą dieną mane nervavo, atvažiuoja jis ir gerai padaro viską. Ai, prigribavau. Neišsimiegau normaliai. Ir kažkaip nuo ryto ten toksai visas skersai išilgai ten po tą kelią. Ir galų gale vienoje vietoje blogai buvau užrašęs per tramplino posūkį. Ir ten su galiniu ratu į tokį kupstą. Nežinau. Nu ir viskas, įsilaužėm tą amortizatorių, kažkaip finišavom, ten minutę prasileidom. Įkišom ten tokį pagalį vietoj to amortiko ir dar važiavom iki finišo, iki servizo. Po to sutvarkė, kai nauja dabar. Supratau, girdėjau, kad užstabdymai tau priešai dar ne, ar čia gandai, kad jis tingi tu jos užsukti. Ką padaryti? Šikanus pravažiuoti. Buvo. Negalvau, kad ten po tokios tiesiosios tiek įsibėgėsim ir kad ten turbūt su metrais susipykęs būsiu. Ten 7 užrašiau, po to pataisėm kiam. Supratau. Nu ką, pasimatom tada finišę, ne? Davai. Šis sezonas yra mūsų pirmasis sezonas, mes tik tais pradėjome važiuoti ir šiandien turime paskutinį uždaromąjį šio sezono ralį. Tai ralis labai iš tikrųjų metantis iššūkius, yra ir techninių vietų, ir sudėtingesnių vietų, ir avarinių vietų, tai tikrai negalima atsipalaiduoti. Mūsų tikslas šiandienai yra saugiai kartu su mašina kirsti finišo liniją. Organizatoriams norime tik tais padėkoti už labai gražų renginį, už labai įdomius greičio ruožus ir nieko tokio, kad jie sunkus, tikrai yra ką veikti. Ir tramplinas kairė 80. Dešinys 0, kairys 0, 100. Tramplinas kairė 70. Dešinys 0 per pervažą ir kairys 0, 70.
Dešinės vienas lankyti ir kaip vienas. Rambynas 2 metą 50. Rambynas 200 matai. Rambynas 200 matai. Dešinės vienas, kairys vienas 2. Dešinės vienas. Rambynas kairys tolis. Rambynas kairys tolis ir stop. Dešinės 3 lankyti. Ir kairys 2 lankyti. Dešinės tolis, Rambynas dešinės 2 lankyti. Ir Rambynas į kairės 2. Rambynas į kairės 2, 50, Rambynas 10, 40, kairės 3 laikyt. Čia 3 laikyt 60. Dešinės 4 daug. Dešinės 4 daug. 70. Dešinės 2. Rambynas 10, 7. 70. 8, 10, 4, 7, 10, 2. 50, reikia 10, 3, ir kairys 4 daug greitas, 120 dabar raudona, 10 daug daug. Ką, ralis tęsiasi, šiandien yra antroji diena, jau praėjo 10 ką tik greičio ruožas baigėsi. Turėjome vėl tokių problemų kaip kūro šlangos nusimovimas, tai vos po 8 greičio ruožą davažiavom iki serviso, čia net automobilis jau užgeso, prie LK ženklo stūmėm iki serviso. Mechanikai sutvarkė, 9-10 pavyko suvažiuoti. Yra tokia nemaloni realybė, kad ralio šeimininkas Martynas Samsonas pasitraukė turbūt dėl gedimo. Tai tiek kol kas, stebėkite mūsų toliau, susimatom finiše. Kairys 2 gazo, 100. Kardanas. Vakar buvo tas, kaip sakyti, nutikimas su ratu ir ralį pralašėme jau pirmame posūkyje, o po truputį bandėme iš paskutinės vietos, iš to, kažkas rašė 82 vietos kilti viršų. Ir visą laiką kapuojam tas sekundės ir kilome į viršų, tai pavyko išlošti berods 4 greičio ruožus, tai tikrai tempas buvo šiandien neblogas, antrų vietų atvažiavome ne kartą, tai didžiausias mūsų tikslas buvo pavyti Lenkijos lenktynininką Kociką, tai ką pavyko padaryti paskutinėme greičio ruože, tai dėl ko su dalimi esame labai laimingi, nes jisai klasėje buvo 3, mes buvome 4 po 2 nebaigtų ralių, tai tikrai tokie labai buvo įtempta šiandien diena ir visą laiką pušinam ir nedavėm savo atsipalaiduoti, tai iš tikrųjų Dalis sakė, manęs spaudimas sukyla, tai žodžiu sunkiai, bet kopėm į viršų, finišavom 13, galbūt ne tas rezultatas, kurio tikėjomės, bet žinant, kas buvo pradžioje, tai sezonas iš tikrųjų prasidėjo visai neblogai, buvo ir 2, ir 3 vieta paimta ir pirmi 3 etapai susiklostė tikrai gan sklandžiai ir nuo Rokiškio pradėjome jau pušinti ir mūsų planas buvo vis dėlto vytis Martynas Samsoną, kas mums visai neblogai sekėsi Rokiškyje, kol neprakirtam radiatoriaus. Tai
Nebaigėm Rokiškio, sekantis ralis Elektrėnuose virtome, vėl nebaigėme ir sezonas ėjo tikrai griuvo ir buvo viltis šiose lenktynėse kažką pasiekti ir tos viltis subirėjo pirmame posūkyje. Tai iš tikrųjų sudėtingas sezonas, buvo toks up and down, bet bent jau dabar esame finiše, tai dėl to ir labai džiaugiuosi. Ką, mėly bičiuliai, ralio šventė šiandien Utenoje jau baigėsi, vyksta apdovanojimai. Mums ralis labai nenusisekė, nusisuko kardanas paskutiniam greičio ruože, likus 2 kilometrams iki finišo. Labai liūdna, labai apmaudu, toksai ir gėdos jausmas. Nesigailėk. To, ko nepametėjai. Pamečiau kardaną, rankoje laikiau. Bus tų kardanų. Gerai, gal nori padėti atsisveikinti su žiūrovais ir palinkėti gal jiems, ko nors galėtų. Tai palinkėsiu gerų vaizdų, daugiau kardanų. Nu ir varykit toliau. Gerai, dėkui. Gražu žiūrėt, ką daro. Ačiū. Ačiū tau. Pamatysim tave dar? Tai žinoma. Gerai, kitais metais. Aš ir pats norėčiau. Kitais metais ir mes sugrįšim stipresni, nors ir kokią gėdą jaustume dėl savo nesėkmių. Stengiamės, bet beveik pirmi nesiskaito, todėl turim sugrįžti stipresniais. Ralį nugalėjo jaunas talentas, kurio pavardę labai sunku įskaityti, tai Nordstrand, jam tik 16 metų. Vladas Jurkevičius atsiliko ten apie 20 sekundžių nuo jo. Liko antras, trečioje vietoje svečias iš Estijos Kauras. O kalbant apie kitus rezultatus, tai BMW klasė buvo, tiesiog fantastinė kova, dėl to, kad pirmąją vietą nuolatos lyderiaujantis nuolatos keitėsi, tai Justas Simiška ilgą laiką lyderiavo, Markas Buteikis buvo visą laiką arti. Mes bandėme irgi neatsilikti paskutinėme greičio ruože, dar vis buvome pirmi, tačiau nusisukus kardanui likus 2 kilometrams iki finišo, šią vietą užėmė Žiukelis, tai sveikinimai jam. Giedrius Virantas klasėje savo pasirodė taip pat puikiai. Kalbant apie kitus, tai N5 klasės nugalėtojas Rokas Steponavičius, sveikinimai taip pat jam. Ačiū, kad žiūrit, ačiū mūsų rėmėjams labai didelis. Spauskite like, subscribe ir sekite mus toliau. Pasimatysim kitais metais.